Ganytinai žymus žmogus, Stanislavas Buškevičius. Kas jis yra? Kas yra Buškevičius? Jūri, mūsų Buškevičius. Sporto sąjunga? Jau net buvo. Buvo jo tas. Buvo, dabar organizacija. Atkūrėjo. Tiesa, pas mane klausimas. Kas Timka dabar šiuo metu daro? Arba Kriščiūnas? Deputatauja ir dirba radijos ultravyrės. Jisai Kaune sėdi, ar Vilniuje? Ne, Kaune. Kaune jisai? Kaune. Aha. Tai visi išrinkti mūsų tie deputatai jau norėtųjų? Taip, Kaune. Jo, visi Kaune. Kaune. Labai gerai, laiko. Ir stoti radijos stoti dirba ultravyrės, kaip ir toliau. Kaip ir anksčiau. Labai gerai. Nes irgi, manau, pas juos irgi klausimas buvo. Kaip ten Timka gyvena? Žinau, kad jam buvo nelabai toks laimingas susitikimas. Rankas susitikti. Jo. Kągi, tvarkoj? Toliau. Klausimas jums. Svečias gal nori daug kokį nors klausimą. Aš, prašau, čia mes galėjom pervaryti nedaug dėję, bet aš žinau, kad svečias užduos, tai vargiai atsakys. Aš gal ir atsakysiu. Paprasta. Aha. Kokiam klube sportuojate? Na, jie tada sekti. Senovės lietuvių dievas. Žinoma. Klausimas būtų irgi toksai. Aš tai paklausiu irgi, tai mane pakviestų, aš paklausiau. Žinot, pavyzdžiui, man atrodo, kaip atstovo klubo paklausiau, kaip neatsakė. Aš paklausiau, sakysim, koks yra šiuo metu Lietuvos prezidentas. Ir, dideli tai atsakydavo, bet aš manau, mažiukai, tai... Padėtų, kad smutsuoja nepasakyti, bet tai ką nepasakys, pasakysite kokį nors Brežnevą, kanas tai žangdavę. Gerai, paklausiu aš tai ką. Kovinės savigynos federacija. Jos prezidentas, viceprezidentas ir viceprezidento pavaduotojas. Kas gali atsakyti? Saulius Paprauskas. Aš žinau, gerai, mokyk. Dimas. Saulius Paprauskas, Aimantas Gečauskas. Gerai. Toliau. Kikbokso federacija. Prezidentas, pavaduotojas. Prezidentas ir pavaduotojas. Pilnas pavadinimas. Kovinės savigynos. Rašyti. Ar tikrai vadiname kovinę savigyną? Tai galim vadinam kovinę. Kovinę metu. Arba savigyną galim vadinti. Pilnas pavadinimas. Kovinė savigyna. Kovinė savigyna. Pilnas pavadinimas. Vienintelis. Vienintelis lietuviška sporto rūšis. Iš viso lietuviškas dalykas vienintelis. Tautinė. Lietuviška, tautinė. Kovinė savigyna. Kovinė savigyna. Kelintais metais įsikūrė kartą federacija? Berniukai, arba aš jūs vėsiu, arba jūs iš šito negirdėsiu. Supratot? Šiloram, taip, kadangi laiko nėra tai mes taip, kaip pasakyti, truputį
Po to bus apie 20 minučių pertrauka, 15, manau, 15. Ir mergaičių padedami mes išrašysime, kurie išlaikė, visi šiandien išlaikėte. Tik tai ar 5 ar 6 kių, bet visi išlaikėte, visi išlaikyte, tai gausite atitinkamą kių. Išrašysime sertifikatus ir vėl sustosite maždaug 15-20 minučių, jums iškilmingai juos įteiksime. Supratot, taip? Supratot, kadangi aš noriu nufilmuoti jūs, kad būtų video medžiaga ir tuo pačiu mūsų svečiai. Todėl dabar mes po to 15 minučių ir iškilmingas diržų ir pažymėjimų įteikimas. Na ką, mėlis sportininkai, šiandien jums daugeliu iš jūsų yra pirmas egzaminas sporte, kiti galėjau yra išlaikę, antras, trečias galbūt, bet tai vis tiek įsimintinas. Jumis mokytojas mokina laikyti smūgius, išmokti džentelmeniškai, garbingai kovoti, apsiginti gatvėje, užstoti silpnesnį. Bet ir nepamirškite, kad smūgius gyvenime laikyti yra taip pat sunku, kaip ir sporte. Ir taip pat norėčiau jums palinkėti, šiandien jūs gerai laikėte ir taip pat, kad gerai mokintumėtės, kad be sporto ir mokslas taip pat sektųsi jums gerai. Taigi, linkiu jums sėkmės sporte ir moksle. Na kągi, aš aišku sveikinu tuos, kurie išlaikė įskaitą sėkmingai ir šiandien išlaikė egzaminus. Ir norėsiu matyti vėl kitais metais laikant dar tamsesnį diržą, kas išlaikė baltą, tai raudoną, kas raudoną, tai žalią, atitinkamai pagal laipsnį, pagal kategorijas išlaikant. Aišku, ne diržė yra esmė. Ne vien kovojo gyvenime, kovojo savo vietą, savo savigarbų dydį. Ir aš aišku noriu, kad jūs visi nesustotumėte ties diržu. Nebūtų jums tikslas išlaikyti diržą ir to pasibaigti. Arba pasiekti kažkokią tai pakopą ir to pasibaigti. Sportas būtų visam gyvenimui. Tiksliau, kovos menai būtų bent jau visam gyvenimui. Tai yra irgi plati dirba. Nepasibaigtų. Ir aišku, aš norėsiu jūs matyti metai iš metų. Diržų laikime ir šiaip pas mane treniruojantis. Paskui patys pasiekę tam tikrą lygį, jūs patys galėsite jau treniruoti, save mokytis iš literatūros, iš to, ką jūs jau mokėsite. Taip, bet aišku, nesustokite vienoje vietoje. Kiekvienas pasirinkite savo kelią. Štai tiek. Kągi. Tiek tiksliai. Dabar 15-20 minučių pertraukėlė, po to mes jums gražiai iškilmingai, bet taip pat lygiai sustosite, kaip dabar stovite, kaip pasakysime, kad sustoti ir įteiksime jūsų diržus, jūsų sertifikatus ir pažymėjimus. Matote, taip, kurie laikė baltą diržą, gaus baltam fone juoda kaligrafika užrašyta, kurie raudona kaligrafika, kurie žalia. Suprantama. Viskas, pertraukėlė, 15-20 minučių. Būkite salėj.